Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja šiandien dviese su Mariumi Kundrotu. Sveikas, Mariau. Sveikas, sveiki. Senai matytas, retai užsuki, bet šiandien kaip tik ta proga pasišnekėt su tavim kaip su politologu, kaip su tautininku ir šiaip kaip su protingu žmogumi. Nes kalbėsim iš tikrųjų apie reikalus, kurie yra Lietuvos nacionalinio saugumo, tai yra nereikia net ir slėp maivytis, vis dėlto labai svarbu, ką mes matom pirmiausiai Lietuvoje, kas čia bando apsigyventi, kas apsigyvena, tai yra nacionalinio saugumo be abejo dalis, bet pradėsiu vis dėlto nuo tokios galbūt minorinės gaidelės. Iš tikrųjų mes visi stebim įvykius Ukrainoje ir paskutiniu metu vis aiškiau matosi dvi tokios tendencijos. Visiškai aišku, kad Ukraina be abejo jau valstybingumo nepraras. Jokių šansų, kad interventam pavyks nugalėti Ukrainą nėra. Tačiau yra kita problema tai yra Ukrainos kontrpuolimas. Nes buvo kalbama, kad jis bus sėkmingas ten po mėnesio, po dviejų, galbūt vasaros pabaigoje, galbūt rudens pradžioje, bet kol kas mes matom tokią situaciją, kad nejučiomis kyla klausimas, ar tai jau nėra pasiektas status quo, po kurio seks arba dėrybos, arba ugnies nutraukimas, arba dar kažkoks veiksmas. Viena iš pagrindinių problemų tai, kad vakarų sąjungininkai labai aiškiai pareiškė, kad jų duodamų ginklų negalima naudoti Rusijos valstybės teritorijoje. Tai iš tikrųjų labai apsunkina šitą karą, nes netgi nusistovėjus status quo 90-91 metų sienose, Rusija toliau gali apšaudyti Ukrainą dar 10 metų ir ilgiau. Tai iš esmės pati Rusijos visuomenė turi patirti realią grėsmę tam, kad pakiltų prieš šiuo metu Rusiją valdantį režimą ir ta problema būtų galų galiai išspręsta. Tai jeigu nebus leidžiama Ukrainai plėtoti, sakykime, savo fronto linijos į Rusijos gilumą, tokiu atveju reikės ieškoti kitų išeičių, pakeisti padėtį pačioje Rusijoje, apie kurias, manau, mes šiandien ir pakalbėsime. Tai esi, Mariau, knygos autorius, būtent knygos, tai yra putinizmo ideologinė charakteristika, teisingai pasakiau? Be abejo. Teisingai. Ir tu puikiai žinai situaciją Rusijoje. Ar tu sutinki su vakarų stebėtojais, kurių buvo nemažai, kurie mums beveik jau 2 metus aiškina, kad šiek tiek dar reikia ir čia Rusijos visuomenė sukils ir Putiną nuvers? Iš tikrųjų tai yra labai naivus toksai žvilgsnis, todėl kad yra nepriklausomos apklausų agentūros, sakysime, tarp jų yra vienas autoritetingiausių, tai yra Levados centras, kuris pats yra persekiojamas Rusijos režimo ir tikrai negali būti prokremliškas. Tai pagal Levados centro tyrimų duomenis matyti, kad Rusijoje Putiną palaiko iš tiesų maždaug tiek, kiek jis ir gauna per rinkimus. Taigi iš tikrųjų tos kalbos, kad ten rinkimai kažkaip yra žymiai klastojami, tos kalbos taip pat yra ganėtinai naivios, išplaukiančios iš požiūrio, kad Rusijos visuomenė ir Putino režimas yra kažkokie du skirtingi ir nesusisiekiantys dalykai. Deja, šie dalykai yra labai susisiekiantys, iš tikrųjų Putiną ir jo šitą karą palaiko dauguma, nesakyčiau gal absoliuti dauguma, bet vis dėlto gana žymi dauguma Rusijos federacijos gyventojų. Ir net jeigu kalbėsime, tarkim, apie taip vadinamą opoziciją, mes pastebėsime ten tokį reiškinį, beje, šitas reiškinys jisai nėra Rusijos kažkokia išskirtinė ypatybė, tai šį reiškinį galime stebėti ir Europos valstybėse, šį reiškinį ypač aiškiai matome Lietuvoje, kada valdžios institucijose yra atstovaujama keletas partijų, tai yra ne taip, kai buvo,
sakysim, prie Hitlerio nacijų Vokietijoje arba Sovietų Sąjungoje, kai valdė viena partija. Partijų yra pakankamai. Tačiau visais esminiais klausimais tos partijos sutarė. O tokias partijas, kurios, tarkim, nepritarė pagrindiniams režimo tikslams, tokios partijos yra tiesiog eliminuojamos iš valdžios, persekiojamos, marginalizuojamos, išstumiamos į visuomenės užribius ir taip toliau ir panašiai. Tačiau net jeigu stebėsime tą jau antirežiminę opoziciją, tai pamatysime, kad nuo amžinatelis Jegoro Gaidaro iki dabartinio opozicijos vieno iš lyderių Aleksėjaus Navalno, pastebėsime, kad šita opozicija į viso labo siekia šiek tiek liberalesnės imperijos. Tačiau labai retas, kuris opozicijos veikėjas, yra tokių, bet labai retas, kuris opozicijos veikėjas pasako, kad vis tik tai Krymą reikėtų grąžinti Ukrainai, kad vis tik tai galbūt reikėtų atsitraukti iš kai kurių kitų užimtų teritorijų ir kad reikėtų iš esmės eiti visiškai kitų tarptautinės politikos keliu. Absoliuti dauguma netgi tos vadinamos liberaliosios opozicijos, tai yra tie patys rusų imperininkai, tik tai tie, kad jie siekia pakeisti vidinį šalies režimą. Tačiau jeigu ir ateitų, sakysim, kažkas iš tos opozicijos, kam tikimybės šiuo metu aš nematau jokios, tai Rusijos tarptautinė politika iš principo nesikeistų. O Mariau, jeigu mes pradėjom kalbėti iš karto jau taip apie Rusijos opoziciją, maždaug Putino valdžią pradėjo vadinti režimu, tai maždaug buvo 2007, matyt po Miuncheno, man atrodo, kalbos buvo, 8 tai yra jau čia yra karas jau Sakartvele arba Gruzijų, kaip jau norit taip vadinkit, nežinau, kaip kam patogu. Vat, ir nuo to laiko labai aktyviai veikia ta vadinama liberalioji opozicija. Kas yra įdomu, šita liberalioji opozicija tai žmonės, kurie tikrai turėjo gerą finansavimą. Vien, sakykime, tas pats tie patys oligarchai buvusio Jelcino rato, Khodorkovskio, sakykime, rato, plus turėjo palaikymą ir iš vakarų. Jau praėjo 15 metų. Kodėl jiems apskritai nepasisekė niekaip įtakoti Rusijos politiką? Čia turbūt klausimas yra iš daugelio dalių ir atsakymas taip pat negali būti vienareikšmis. Iš tiesų mes matome, sakyčiau, labai naivę ir klaidingą vakarų politiką. Yra įsivaizduojama, kad Rusijai tapus liberalia, pakreipus Rusiją, sakykime, demokratinių rinkimų ir žmogaus teisių diskurso kryptimi, tarptautinė Rusijos politika kažkaip keisis. Ir iš tikrųjų yra galvojama, kad problema ten yra vienas Putinas. Tačiau jeigu prisiminsime, tai pirmąjį Čečėnijos karą pradėjo Jelcinas, kuris buvo pakankamai liberalus politikas gana ilgą laiką ir galima sakyti, iki pat pabaigos jisai laikėsi tokios labiau liberalios linijos. Tačiau būtent Jelcinas pamatęs, kad po Čečėnijos gali sekti Tatarstanas, Tuva, Kalmukija ir daugelis kitų etninių teritorijų, kad Rusijos federacija gali tiesiog subyrėti Sovietų Sąjungos pavyzdžių, įkandinti Sovietų Sąjungos, Jelcinas vis tik tai nusprendė padaryti viską, kad šita imperija išliktų. Ir vakarai tuo metu žiūrėjo, įskaitant beje ir Lietuvos politikus, kad tai yra Rusijos vidaus konfliktas. Tačiau vis dėlto, jeigu mes kalbame apskritai apie demokratiją, ne liberalią demokratiją, kuri yra oksimoronas, o apie iš esmės nuoseklę demokratiją, tai demokratija yra neatsiejama nuo tautų apsisprendimo principo. Ir tą minutę, kai Čečėnija paskelbė nepriklausomybės deklaraciją, tą minutę Čečėnija Rusijos atžvilgiu tapo užsienio šalimi. Taigi pirma Rusijos federacijos invazija į užsienio šalį buvo būtent pirmasis Čečėnijos karas. Po Jelcino atėjęs Putinas tiesiog praplėpė ribas dar toliau. Jis užpuolė Sakartvelą, atplėšė 2 teritorijas, tai yra Abchazija ir Žemutinė Kartlija, kuri dar kitaip vadinama Šiaurės Osetija. Na, bet vis tik tai dar tuo metu nedrįso įjungti šitų teritorijų Rusijos federacijos sudėtį. Vakarai pražiūrėjo šitą įvykį ir toliau Putinas ėjo
taip sakant, dar giliau į kitų valstybių teritorijas, tada įvyko Krymo aneksija, tada įvyko konfliktas Donbase, na galų gale ir matom dabar šitą Ukrainos karą. Tai iš tiesų problema yra ne vien tik tai Putinas, problema yra apskritai Rusijos politinė sistema, į kurią beje įeina iš dalies, įeina ir ta pati liberalioji opozicija. Na, o kita naivi viltis vakaruose, tai yra ta, kad Rusijos visuomenė neva tai trokšta tų liberalių permainų, tačiau jeigu žiūrėsim į tą pačią ekonomiką, tai rusai iki šiol spjaudosi nuo to, kas vyko Jelcino laikais, kai vadovavo tokie žmonės kaip Čiubaisas, kaip Gaidaras, kurie įvykdė tą ekonominę... kurie įvykdė šitą ekonominę visą šoko terapiją, viską privatizavo, paleido laisvą rinką ir daugybė žmonių, kurie nebuvo tokie apsukrūs arba nebuvo prie valdžios, jie tiesiog nuskurdo, prasidėjo visiška ekonominė anarchija. Na, mes tą patį, tik tai gal šiek tiek mažesnių mastų matėme ir Lietuvoje prie, sakykime, Vagnoriaus, mes tą patį matėme ir Lenkijoje prie Balcerovičiaus Lešeko. Tai iš tikrųjų net ir iš ekonominės pusės Rusijos visuomenės dauguma tikrai nesiilgi tų liberalių laikų. Kita vertus, be abejo, Rusijos visuomenė yra gerokai konservatyvesnė tam tikrais klausimais negu, sakykime, Vakarų Europą arba Šiaurės Amerika. Ir vis tik tai berniuką nuo mergaitės dar eilinis rusas skiria. Ir visa šita žmogaus teisių vadinama politika, kuri remiasi tam tikrų, sakykime, visuomenės grupių netgi privilegijavimu likusios visuomenės atžvilgių, kuri remiasi propagavimu tų dalykų, kurie konservatyviam žmogui yra nepriimtini. Tai be abejo, visą tai atsižvelgus, supranti, kad statistinis rusas nei kultūriniai, nei ekonominiai plotmei to liberalizmo visiškai nesiekia. Ir tie pinigai, kurie buvo skiriami, o ten buvo dideli pinigai, kurie buvo skiriami būtent liberaliai opozicijai, jie buvo tiesiog sumesti į balą arba, kas galėtų paneigti sąmokslo teoriją, tiesiog išplauti. Tarp kitko, jeigu mes jau prisiminėm Rusijos mastus ir Lietuvos, aš iš karto, kai tu kalbėjai apie tai, kad mes Lietuvoje matėm mažesnių mastų, be abejo, mūsų teritorija mažesnė. Bet Rusijoje yra regionai, egzistuoja regionai, kur po 90-ųjų metų, 91-ųjų metų, tai yra po tų reformų pradžios, iki pat 96, 7, 8 iš tikrųjų buvo visiškai vyravo, nežinau, feudalizmas, ar kaip pavadinti, nes teritorijos buvo visiškai nepriklausomos nuo centro. Dažniausiai tai būdavo miestai, kur stovėdavo kokia nors didžiulė gamykla. Tai yra tas feudalas, kuris valdė tą gamyklą ir miestas, kuris praktiškai buvo jo nuosavybė. Bet vėlgi sugrįžtant prie Rusijos opozicijos, ar tu apskritai matai liberalioji, neliberalioji Rusijos opozicija, aš turiu omeny būtent, sakykime, tuos žmonės, kurie yra galbūt matomi daugiau, ar tu matai kažkokių tai, nežinau, vilties spindulių? Ar vis dėlto reikia mąstyti visiškai kitaip, kalbant apie Rusijos opoziciją? Tada reikėtų galbūt pirmiausia patikslinti klausimą, ar mes kalbame apie tai, kad atėjus liberaliai opozicijai pasikeistų Rusijos tarptautinė politika, ar mes kalbame apie tai, kad ta opozicija apskritai kada nors ateis į valdžią? Tai pirmiausia, aišku, klausimas, ar ateis į valdžią, bet man atrodo, tu jį atsakei, bet gal dar turi ką patikslinti. Bet klausimas apie Rusijos opoziciją apskritai, nes iš tikrųjų dar yra ne tik liberalioji, yra ir nacionalistai, yra dar daugiau, yra tokių grupelių, srovelių, o dabar atsiranda opozicija, pavyzdžiui, visai netikėta, tai yra ultraimpercai vadinami, tie vadinami Z patriotai, kurie, pavyzdžiui, kurių buvo, ikona buvo Prigožinas, kurio dabar greičiausiai nėra, greičiausiai. Ir tas pats Girkinas ir panaši publika. Tai aš būtent plačiau šiek tiek norėjau paklausti. Iš tikrųjų, su nacionalizmu Rusijoje irgi yra pakankamai problemiška ir pats Putinas nekartą yra pareiškęs viešai, kad nuo bet kokio etninio nacionalizmo jis griežtai atsiriboja. Nes jeigu šiandieną pakils žmonės šaukiantys Rusijai,
Rusija rusams, atsiprašau, tai tokiu atveju rytoj pakils žmonės, kurie šauks Čečėniją čečėnams, Tatarstanas totoriams ir taip toliau. Ir rusų tautos nacionalizmas, būtent etninis nacionalizmas, jisai tik tai paskatintų nacionalizmą visose šitose okupuotose etninėse teritorijose. Tai be abejo yra Rusijoje ir tokių klasikinių nacionalistų, bet daugelis jų yra arba kalėjimuose, arba nužudyti, arba emigravę. Tarp jų, sakykime, turim tokį Danilą Konstantinovą čia ir jisai Lietuvoje šiuo metu bazuojasi, kurie yra būtent tie klasikiniai etniniai rusų nacionalistai. Tačiau tarp jų taip pat yra pakankamai įvairių nuotaikų. Kol kas aš ne iš vieno iš jų, o taip dabar bandydamas prisiminti, neteko turbūt girdėti, kad Krymas yra Ukrainos. Ne iš vieno neteko to girdėti. Kai kurie bent jau nešaukia, kad Krymas jų, tai jau pagal rusiškai diskursą ir tai yra pakankamai neblogai. Tiesiog išvengia šitos temos, bet jeigu tie žmonės ateitų į valdžią, sunku pasakyti, kas ten būtų. Bet kita vertus, tarkim, buvo toks pakankamai intelektualus ir ilgą laiką prieš imperiją pasisakęs veikėjas kaip Širopajevas. Ir mes matom, kad dabar būtent šito karo kontekste Širopajevas išsiskyrė praktiškai su visais savo bendražygiais, pareiškęs, kad vis tik tai reikia remti šitą dabartinę politiką, kad Ukraina, tai, aš taip dabar neprisimenu detalių, bet kad Ukraina, kaip ir rusų pasaulio dalis ar kažką ten panašaus. Žinau tik tai, kad nuo jo atsiribojo jo buvę bendražygiai ir pasakė, kad, blogai yra su Širopajevu. Aš sakyčiau, kad mes galim surasti rusų nacionalistus, klasikinius, labai net ir ultras kai kurios, kurie vis dėlto Krymą pripažįsta Ukrainai. Tai rusų, ko gero, savanorių korpuso kovotojai, kurie kariauja Ukrainos pajėgose. Greičiausiai jie tai tikrai pripažįsta. Bet jeigu vėlgi mes prie tos pačios opozicijos, tu paminėjai, kad nacionalistų tarpe irgi ten, irgi tai būtų keista, kad būtų kitaip, irgi ten kalbų yra, kad Rusija, tai yra Ukraina, yra rusų pasaulio dalis. Aš čia, kai tu minėjai tos visus privatizatorius Rusijos, ten Gaidaras, Čiubaisas, ir buvo Kochas buvo. Tai yra Roskom imущество vadinasi, jis buvo pavaduotojas, labai daug prisidėjo privatizuojant ir jis savo laiku yra išleidęs tokį straipsnį, kuomet Latviai oficialiai nustojo švęst gegužės 9, kaip pergalės dieną. Jis išleido tokį 10 metais straipsnį, kad kai rusai jau turėjo raštą, ten knygas Civilizacija, Latviai ten su akmeniniais kirvukais lakstė. Maždaug tokiu stiliu. Ir dabar šitas veikėjas, kaip ir ten dar keli, dabar jie labai mėgsta, pavyzdžiui, reziduoti Vilniuje. Yra toksai atvirosios Rusijos forumas, yra žymusis. Dabar Laisvosios Rusijos. Ir tiesą sakant, ten labai mėgsta lankytis ir mūsų politikai iš, tarp kitko, konservatorių tarp. O kokia iš tikrųjų prasmė apskritai laikyti tokį vienetą priglaudus pas save? Tikslai gali būti du. Motyvai gali būti du. Tai vienas iš motyvų yra, ko gero, nuoširdus naivumas. Naivumas būtent tiek teorinių, tiek ir praktinių lygmenių, apie kurį jau šiek tiek kalbėjome. Tai yra naivumas galvojant, kad liberali Rusija bus draugiškesnė savo kaimynams ir vakarų pasauliui. Ir kad liberali opozicija yra tai, ko trokšta Rusijos liaudis. Tai vienas iš motyvų tikrai yra naivumas ir man yra tekę bendrauti ne su vienu žmogumi iš tų pačių konservatorių, kurie nuoširdžiai šitais dviem dalykais tiki. O kitų, ko gero, lyderių motyvas tai yra ne naivumas, o tiesiog dalyvavimas labai neblogame biznyje. Pats užsiminėjai, kad į Rusijos liberalėje opoziciją yra investuojami pakankamai nemaži pinigai. Ir kodėlgi tarpininkais negalėtų būti kai kurie rytų Europos politikai dalyvaujantys šitame biznyje. Mes prisiminkime, dėl ko galimai buvo nužudytas Vytautas Pociūnas, Lietuvos saugumo darbuotojas, nužudytas Baltarusijos teritorijoje, nes su Baltarusijos opozicija daroma lygiai tas pats. Buvo labai ilgą laiką irgi, buvo investuojami didžiuliai pinigai
ir matyt kažkam nuo to nubirėdavo. Pociūnas galimai bandė tą išsiaiškinti, na ir matom, kokie yra to padariniai. Tai va tokie du motyvai. Vienas yra naivus, toksai naivus idealizmas, vėlgi iš liberaliosios pusės, o kitas motyvas tai yra visiškai ciniškas ir pragmatinis. Bet vėlgi, aš dar kelis veikėjus iš karto prisiminiau, čia jau iš tokių naujesnių galbūt laikų, jie nesunkia svorį, tai yra daugiau publicistai, Šenderovičius, paskui buvo tokia istorija su jau Latvijoje įvykus, šaunuoliai Latvijai pasielgė principingai su Došt, labai principingai pasielgė. Yra toksai interneto veikėjas, kuris irgi labai dažnai atvažiuodavo į Lietuvą, Maksimas Kacas. Tai yra irgi publika, kuri savo laiku, kai buvo vos tik tai pasakyta, kad pavyzdžiui Lietuva nepriims tų mobikų, kurie bėga nuo mobilizacijos, visi pratrūko pačiais šlykščiausiais, tikrai šlykščiausiais apibūdinimais Lietuvos atžvilgiu. Šenderovičius buvo prisišnekėjęs iki to, kad pradėjo priekaištauti Lietuvai, o kodėl jūs neprotestavot, kai čia stovėjo NKVD tankai. Tai yra žmogus, kuris nekartą buvęs Lietuvoje ir puikiai, manau, žinantis Lietuvos istoriją, iki tiek buvo prieita. O dėl to aš noriu paklausti, ar apskritai imperija, čia viskas yra, aš manau, imperinio mąstymo tokio gelžbetoninio yra išdava. Ar apskritai koks nors kitas mąstymas išskyrus imperinį Rusijos politikų iš vis įmanomas? Bent teoriškai. Taip, labai puikus klausimas. Iš tiesų, Rusija yra labai panaši šito atžvilgiu į Kiniją. Tiek Rusija, tiek Kinija yra valstybės sukurtos autokratinio imperializmo pagrindu. Ir nors tarp jų, aišku, yra ir pakankamai daug skirtumų, jau vien tai, kad Kinija sugebėjo pasiekti ekonominio klestėjimo, o Rusija iki šiol ekonomiškai yra visiška skylė, nors turi gamtos išteklių daugybę ir galėtų būti viena turtingiausių šalių pasaulyje, yra viena skurdžiausių iš tikrųjų, yra baisi socialinė atskirtis, tačiau vis dėlto yra tas bendrumas, kad ir viena ir kita šalis yra pastatyta ant autokratinio imperializmo ir bet kokie bandymai įvesti ten demokratiją priveda prie, yra toks rusiškas žodis, smutos. Kitaip tariant, tokios visiškos sumaišties, gal lietuviškai būtų tinkamiausias atitikmuo. Ir, žodžiu, pačioj vadovybėje prasideda ten trintys, prasideda interesų ten zonų dalybos, etniniai pakraščiai užsimano atsiskirti. Žodžiu, ekonomiškai irgi suirutė, politiškai suirutė, socialiai suirutė. Ir jeigu prisiminsime, Kinijoje buvo toks veikėjas daktaras Sun Yat-senas, kuris bandė būtent įvesti tą demokratiją, bet baigėsi tuo, kad turėjo vietoj jo ateiti jo bendražygis autoritaras Čiang Kai-šek, o paskui galiausiai ir komunistas Mao Dzedunas. Panašiai vyko ir Rusijoje, tarkim, kai bandė demokratiją įvesti Kerenskis su savo aplinka, baigėsi tuo, kad turėjo ateiti bolševikai, nes imperija tiesiog ėmė byrėti į gabalus. Ir netgi Jelcinas, kuris pirmiausiai pareiškė, kad imkite suvereniteto tiek, kiek jūs galite panešti, reiškia, visoms toms etninėms respublikams jis tai pareiškė, bet Čečėnijai nusprendus iš tiesų pasinaudoti šituo kvietimu, matome, kuo tai viskas baigėsi. Taigi, iš esmės, demokratijos, vėlgi sakau, nuoseklios demokratijos įvedimas Rusijoje, kaip ir Kinijoje, reikštų tiesiog valstybės paaukojimą. Ir Rusijos dabartiniai imperininkai, autokratiniai imperininkai, jie labai puikiai tą suvokia. Ir tokia grinai pragmatinė prasme yra visiškai teisūs. Nereikia Rusijai vakarietiškos demokratijos. Rusija gali būti, sakykime, liberali ekonomikoje, kai buvo prie Jelcino. Rusija gali užtikrinti tam tikras atskiras žmogaus teises, tačiau jeigu iš tiesų bus įtvirtintas nesisteminis, o realus pluralizmas, nuomonių laisvė, tai neišvengiamai privestų prie tautų apsisprendimo laisvės, ir pasiekmės būtų tokios, kaip ir sakiau. Taigi, iš esmės, iš Rusijos, net ir liberaliosios opozicijos,
Nieko gero tikėtis negalime. Reikalingas visiškai kitas sprendimas. Tai, Mariau, dabar mes prieinam vėl prie tokios tarpinės liūdnos išvados, kad jeigu karas Ukrainoje nesibaigia artimiausių metų kažkokia radikalia pergalė, ar sakykime, kažkokiu sprendimu, kažkokiu tai jau visiškai radikaliu, tai ar galima teikti, kad mes turim susitaikyti, kad šalia mūsų bus tokia pat Rusija, kurią mes įpratę matyti? Na, jeigu mes nieko nedarysime, mes, aš šiuo atveju kalbu už visą vakarų pasaulį, jeigu vakarų pasaulis nieko nedarys, tai be abejo ta grėsmė išliks ir išliks dar labai ilgai. Ir jokia liberalioji opozicija nieko čia nepakeis, nes jeigu ta pati liberalioji opozicija, tarkim, kokiu nors stebuklu paimtų valdžią Rusijoje, tai jinai arba prieitų prie to, apie ką to jau pakalbėsim, arba ji tiesiog liautųsi buvusi liberali tąja prasme, kuria liovėsi buvęs liberalus Jelcinas, pradėjęs pirmąjį Čečėnijos karą. Na, o prie ko iš tikrųjų aš vedu ir kas mano nuomonė iš tiesų galėtų būti vakarų sprendimas, tai ne Rusijos reformavimas, ne Rusijos transformavimas, o Rusijos išformavimas. Kaip kažkada dekolonizuota Didžiosios Britanijos imperija, kaip kažkada dekolonizuota Prancūzija, kitos kolonijinės valstybės, taip turi būti dekolonizuota ir Rusija. Tai yra vakarų politikams, netgi jeigu yra liberalūs, bet iš tiesų nori, kad Rusijos, sakykime, problema būtų išspręsta visiems laikams, jie turėtų investuoti ne į taip vadinamą liberalią opoziciją, iš kurios nėra ko gero tikėtis ir kuri į valdžią Rusijoje neateis, bet turėtų investuoti būtent į nacionalinius judėjimus tų tautų, kurios šiandieną yra Rusijos okupuotos. Ir aš manau, kad labai didelį vaidmenį čia kaip tarpininkė galėtų suvaidinti būtent vidurio rytų Europa, kuri žino, ką reiškia kovoti su maskvėnais už savo nacionalinę nepriklausomybę, kuri tiek sentimentų lygmenių, tiek ir, sakykime, tokiam racionaliam, intelektualiam lygmenį suvokia tą padėtį, kurioje šiandien yra, sakysim, čečėnai, totoriai, oiratai ir daugybė kitų Rusijos pavirtų tautų. Tai va savo laiku, kai buvo Islandija mūsų tarpininkė, kuri pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Taip mes, kaip Lietuva, sakykime, kaip vidurio rytų Europa, galbūt ta pati Lenkija, Latvija, Estija, galėtumėm, iš tikrųjų suteikti ir tam tikrą postumį ir parodyti mūsų galingiesiems vakarų kolegoms, be kurių čia, aišku, šitas sprendimas nebus įgyvendintas. Parodyti vakarų kolegoms tą kelią, kuriuo iš tikrųjų reikėtų eiti. Bet jeigu aš, tiesą sakant, šiek tiek visą laiką prisibijau Lietuvos diplomatinio aktyvumo. Kodėl? Galiu pasakyti. Turime dar vieną kaimynę. Tai yra Baltarusija. Turime. Ir tas aktyvumas, tiesą sakant, ne visuomet buvo į gerą. Dabar vyksta labai įdomus dalykai. Daug metų, nesuklysiu, paskutinį dešimtmetį, Lietuva džiaugsmingai priimdavo bet kuriuos atvykusius opozicionierius iš Baltarusijos. Praktiškai bet kuriuos. Buvo pora negražių istorijų. Buvo viena istorija labai negraži su Šimašium. Su Belecku. Su Belecku, taip, su Šimašium susijusi. Tačiau iš principo Baltarusijos aktyvistai migruodavo per sieną pirmyn atgal, kaip Olga Karač, kuri ten nuo 14 ar kokių ten metų važinėjo pirmyn atgal, kol 20-ais galutinai neliko Lietuvoje ir paskui, stebuklė, po 3 metų paaiškėja, kad ji ten tuo pačiu metu draugavo ir su Rusijos spec tarnybom. O gal nedraugavo. O baigsis teismas, pažiūrės. Tai iš tikrųjų, ar mūsų tokia didelė, nepamatuota meilė, aš tiesą sakant, su Rusijos opozicija irgi tą patį matau kartais, nepamatuota meilė visiems opozicionieriam nebus mums tas atvejis, kuomet mes patys šildom gyvatę ant savo krūtinės. Yra šita problema, tačiau vis dėlto Baltarusijai reikėtų iš esmės kaip valstybė, kaip visuomenė
skirti nuo Rusijos. Baltarusija visų pirma yra tautinė valstybė, tai nėra imperija. Ir antra, net ir dabartinis Baltarusijos režimas, koks jis bebūtų nesimpatiškas žmogaus teisų atžvilgių, na ir tarptautinės politikos atžvilgių nelabai simpatiškas, bet vis dėlto šitas režimas savo sienų neperžengia, skirtingai negu Rusija. Tai aš manau, kad pirmiausia, tai mums reikėjo visiškai kitaip elgtis su pačiu Baltarusijos režimu. Na, čia gal jau reikėtų įjungti šiek tiek ir sveiko pragmatizmo. Iš tikrųjų, nereikėjo pastumėti Baltarusijos galutinai į Rusijos glėbį. Nes jeigu, sakykime, Lukašenka vis dėlto neįveda savo karinių dalinių į kitų šalių teritorijas, tai savo teritoriją kaip bazę Rusijos kariuomenės buvo priversta suteikti. Jeigu nebūtų buvę, sakykime, visos šitos izoliacijos Lukašenkos atžvilgiu, prie kurios ir mūsų politikai labai prisidėjo, tai labai yra didelė tikimybė, kad Rusija nebūtų išdrįsusi, neturėdama tos šiaurinės prieigos Baltarusijos, nebūtų turėjusios Baltarusijos plasdarmo, labai didelė tikimybė, kad Rusija nebūtų išdrįsusi pradėti šitą karą Ukrainoje. Na, dabar kalbant apie Baltarusijos opoziciją, ji, kaip beje ir Rusijos opozicija, yra margų margiausia. Tarp tos opozicijos yra, sakykime, tokie žmonės kaip ta pati dabar prezidentė vos netituluojama pas mus Svetlana Tsikhanovskaja, kurios vyras ilgą laiką buvo atviras kriminašistas, o pati Tsikhanovskaja tuo metu, kai prasidėjo Baltarusijoje jau šitą krizę, dėl galimai pavogtų rinkimų, pabrėžiu žodį galimai, tai jiegi ką kvietėsi arbitrų tarp savęs ir Lukašenkos, kvietėsi arbitrų Vladimirą Putiną. Tikrai taip. Tai dabar, daug dievė, jeigu jin dabar yra nuoširdžiai atsivertusi, nes pastaruoju metu jin vis tik pasisako taip jau pakankamai proukrainietiškai, bet kiek tai yra nuoširdu, o kiek tai yra sąlygota tiesiog konjunktūros, kiek jin yra priversta šitaip kalbėti, kad Lietuva ir toliau jai teiktų prieglobstį, kad ir toliau būtų priimama vakarų pasaulyje, tai kol kas yra gana sunku pasakyti. Bet šiaip ar taip, skirtingai nei Ukrainos Maidanas, ką pabrėžia pati Tsikhanovskaja, Baltarusijos šitas opozicinis judėjimas pirmiausia nebuvo geopolitinis. Tai buvo daugiau judėjimas dėl vidinės santvarkos permainų. Bet tikrai ne vienas ir ne du ten buvo pakankamai prokremliškai nusiteikę veikėjai toje opozicijoje. Na ir aišku, tarp tos opozicijos yra ir taip vadinami, kaip čia mūsų bendras partietis Baranauskas Tomas, istorikas, pasakytų litvinistų. Jie patys yra panašiai. Yra pakankamai ryškus ir stiprus sparnas, tai yra žmonės, kurie prisiskaitę pseudomokslinės literatūros tarė, kad būtent jie yra tikrieji istoriniai lietuviai, o mes esame kažkokie tai ten žemaičių, kažkokia ten atskala, kuri pavogė jų istoriją, pagrobė jų tapatumą ir galų gale dar paėmė jų istorinę sostinę Vilnių. Žodžiu, tai yra... Zenonas Pozniakas savo laiku buvo labai įtakingas politikas. Taip, bet dabar jisai sugebėjo paaiškinti, kad Vilno naša, kitaip tai skambėjo, baltarusiškai gal nelabai, nežinau kaip pasakyti, bet labai mintis buvo labai panaši. Jo, bet iš tikrųjų aš manau, kad net ir mūsų, tarkim, patriotai be kabučių, ne tie, kurie dabar valdančiai koalicijai diriguoja. Bet patriotai be kabučių, jie taip pat užima labai klaidingą poziciją tų pačių litvinistų atžvilgių. Kai yra tiesiog dalinamasi Lietuvos istorija, dalinamasi lietuviškoji tapatybė ir vieni iš vienos pusės radikalizuojasi ir šaukia, kad ne, Lietuva mūsų ir Vilnius. Kiti iš kitos pusės radikalizuojasi ir sako, ne, Lietuva ir Vilnius yra vien tik tai mūsų. Aš manau, kad čia reikalingas visiškai kitoks sprendimas. Užuot gyvenus apgultos tvirtovės sindromu, reikia sėsti už vieno stalo ir kalbėti su tais iš litvinistų, kurie kalbėtis linki. Aš pats bendravau nemažai su ta Baltarusių, sakysim, ta tokia, lietuviškos arba baltiškos tapatybės opozicija. Ir tikrai ne visi jie yra tokie piktybiniai fanatikai, su kuriais neįmanoma diskutuoti.
reikia tiesiog prieiti bendros išvados, kad mums nėra ko dalintis, nes tai yra bendra. Vis tik tai baltarusių absoliuti dauguma tai yra baltų genčių palikuonys. Tai šiaip taip šiandieną jie kalba slavų kalba, taip jie yra suslavėję, bet galų gale kalba tai nėra vienintelis tautinės tapatybės žymuo. Jeigu mes pasižiūrėsime į airius ir škotus, tai absoliuti dauguma jų kalba ir moka kalbėti tik tai angliškai. Tačiau pavadinkite airį arba škotą anglų, na ir po to greitai bėkite, nes jeigu pavis, tai bus blogai. Žodžiu, tai lygiai taip pat, nelygiai taip pat, aišku, airiai ir škotai save labai aiškiai suvokia kaip ne anglus, net ne germanus, kuriem priklauso anglai, bet kaip keltus. Tačiau baltarusių dauguma vis tik tai suvokia save slavais, tie, kurie apskritai save kaip nors suvokia, nes ten politinė sąmonė toj visuomeniai nėra paties aukščiausio lygio ir matmens. Tačiau vis dėlto absoliuti dauguma baltarusių yra baltų palikuonys ir aš kalbu ne tik tai apie rytinius lietuvius ir jotvingius, bet neseniai yra atlikti tyrimai, kad ir tos trys tradiciškai slavams priskirtos gentys kaip Kryvyčiai, Dregovičiai ir Radimičiai vis tik tai buvo taip pat ne kas kita, o suslavėję baltai. Taigi mes kartu, žodžiu, priklausėme tam pačiam baltų superetnosui savo laiku, mes kartu kūrėme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir beje ne tik su baltarusiais, bet ir su ukrainiečiais. Mes turime tokį istorinį didvyrį kaip Konstantinas Ostrogiškis, kuris gynė Lietuvą nuo tų pačių maskvėnų ir tikrai galim didžiuotis šito bendru didvyriu. Tai kalbėkime apie šitą bendrą baltišką tapatybę, kalbėkime apie bendrą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapatybę ir nesidalinkim. Norit Baltarusiją atvažiuoti į Vilnių pagerbti savo, sakysim, Pranciškaus Korinos, labai prašom. Mes irgi norim nuvažiuoti, tarkim, į Gardiną, pasigrožėti Gardino pilim, Myro pilim, sakykim, Naugarduko ten kas likę iš tos pilies, žodžiu. Tikrai galim draugauti kartu, o kokiai valstybė priklausys, tarkim, Vilnius arba Gardinas. Tai čia vėlgi reikėtų abipusio sutarimo, todėl kad vis tik tai mums Gardinas yra irgi labai svarbus, taip kaip jiems yra svarbus Vilnius. Ir mes galim pasakyti, tai paliekam jums Gardiną, bet palikit mums Vilnių, bet mes bendraukim, mes darykim taip, kad tos valstybės sienos tarp mūsų net ir nebūtų tokios svarbios. Tai jeigu mes sugebėtumėm prisijaukinti gerąją to žodžio prasme, ne kažkokią manipulacijų kelių, bet būtent to nuoširdaus tokio draugiškumo ir bendrumo, bendros savasties pagrindo, jeigu sugebėtumėm prisijaukinti dalį tos lietuviškos tapatybės Baltarusių opozicijos, tai aš manau, kad tikrai galėtumėm perspektyvoje turėti gražų sąjungininką, nes Lukašenka gi neamžinas, anksčiau ir vėliau jis vis tiek išeis. Tai arba mes ten turėsim pasodintą kokį nors Rusijos gubernatorių, arba mes turėsim kažką panašaus į kokį nors baltarusišką Žirinovskį, kuris, reiškia, grasins irgi Lietuvai nemažiau negu dabar grasina Putinas ir daug labiau negu grasina Lukašenka, arba mes turėsim trečią variantą, tokią, sakykime, draugišką lietuviams Baltarusijos valstybę. Bet dar vienas yra toksai niuansėlis. Tas niuansėlis vadinasi vis dėlto litvinizmas kaip Kremliaus ginklas. Ar niekada nekilo mintis, kad būtent Kremlius mato tuos pačius litvinistus kaip vieną iš nervuojančių faktorių taip pačiai Lietuvai? Tai yra labai daug tiesos tame. Aš negalėčiau pasakyti, kad būtent Kremlius įkvėpė tą, ne visai tikslę istorijos interpretaciją, kuria remiasi litvinistai, kad vien tik jie yra tikrieji lietuviai, o mes netikri. Nes vis tik, kai kurie panašus tekstai yra pasirodę dar gerokai iki šitos Kremliaus, sakykime, dabar jau atviros agresijos. Tai sakyti, kad būtent jie tai įkvėpė sunku, bet be jokios abejonės jie to naudojasi. Ir beje, jie naudojasi ne tik tai baltarusių korta. Jeigu prisiminkim, tuo metu, kaip atsikūrė Lietuvos valstybė, Kremlius labai puikiai išnaudojo ir Lenkų kortą.
Tikrai taip. Ir nemaža Ir dalis. turėjomgi, atsiprašau, kad Autonomija, taip. mesgi per žingsnį buvom nuo Padniestrės situacijos atkartojimo. Taip. Praktiškai per žingsnį. Taip, Iš memorandumo. Taip, būtent iš Lietuvos valstybės, tų lenkiškai kalbančių, lenkiškos tapatybės piliečių mes turėjom kuriamą praktiškai tą pačią lietuvišką Padniestrę. Ir tai darė Maskva. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsim į vakarų globalistus, mes matom, kad jie vėl meta tą pačią Lenkų kortą. Ir jeigu savo laiku tos mūsų bendrapiliečius, kuriuos labai myliu ir gerbiu, pakankamai sėkmingai išnaudoja Maskva, tai dabar labai sėkmingai išnaudoja Briuselis ir puikiai išnaudoja mūsų būtent šitie antilietuviški valdantieji, kurie aiškina, kad jie dabar čia kovos už Lenkų teises, tus pačius Lenkus pastatydami greta gėjų, narkomanų ir imigrantų. Maždaug, mes už mažumas, mes už mažumų teises, nes mažumų teisės yra žmonių teisės, tai mes už homoseksualias partnerystės, mes perspektyvoje galbūt už homoseksualias šeimas, mes už tai, kad Lenkai čia galėtų rašyti savo pavardės ir netgi vietovardžius ne visai valstybinė kalba ar valstybinės kalbos rašmenimis, mes už tai, kad, sakysim, imigrantai čia kuo greičiau gautų prieglobstį ir galbūt netgi pilietybę ar dar kažką panašaus, mes už tai, kad būtų įteisinti perspektyvoje, kol kas dekriminalizuoti, bet perspektyvoje ir įteisinti narkotikai ir galbūt ne tik lengvieji. Tai žodžiu, sukūriamas toks yra kratinys, kuriame tos mūsų tautinės mažumos irgi yra labai šlykščiai naudojamos, visiškai nepasakant tiems Lietuvos Lenkams ir jais besirūpinantiems Lenkijos Lenkams, kad juk galutiniai tų leftistų perspektyvoje nėra ir Lenkų tautos. Toje perspektyvoje yra tautų katilas, ta prasme. Už to stovi globalus kapitalas, kuris yra suinteresuotas lengvai raikoma ir parceliuojama darbo jėga, kad būtų galima masinius darbo jėgos rautus siuntinėti iš vieno pasaulio krašto į kitą. Ir šitiems globalistams jiems yra visiškai nereikalinga nei lietuviška tapatybė, nei lenkiška. Tie, kurie dabar sėdi pas mus valdžioje, atstovaudami ne Lietuvos, o globalistų interesams, jie juk yra realiai ne tik lietuvių priešai, jie yra taip pat ir Lenkų priešai, ir Lietuvos Lenkų taip pat. Tai vėlgi sugrįžtam vis dėlto į Baltarusiją, nes didžiausia dalis opozicionierių, kurie reziduoja Lietuvoje, tai yra irgi liberalioji Baltarusijos opozicija. Ar jie irgi taikytina visą, ką mes kalbėjom apie Rusijos liberalią opoziciją? Pirmiausia, aišku, aš paklaust norėčiau, ar liberalioji Baltarusijos opozicija turi kokius nors šansus įsitvirtinti pačioje Baltarusijoje? Aš manau, taip visiškai rašyti lygybės ženklo tarp Baltarusių liberalų ir Rusų liberalų negalima. Ir dėl tos priežasties, kurią aš jau esu paminėjęs, tai kad vis tik tai Baltarusija yra tautinė valstybė. Tai būtent ten nėra tos dilemos, kad maždaug arba liberalizmas, arba demokratija, arba valstybės išnykimas. Ten nėra šitos dilemos. Tai be abejo ir be to, jeigu prisimintumėm istoriją, tai reikėtų pasakyti, kad vis tik tai Baltarusija, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o po to ir abiejų tautų respublikos dalis, turi gilias demokratinės tradicijas. Ir savo laiku ten buvo kuriami netgi filmai, labai gražūs apie tokius veikėjus kaip Sapiega, mūsų didikus ir kitus, ir pabrėžiama ta laisvoji tokia parlamentaristinė dvasia. Ir daugelis būtent Baltarusių inteligentijos jie vis tai dar prisimena. Jie prisimena būtent šitą diskursą, kad Baltarusija tai vis tik yra europietiška šalis su giliomis demokratijos tradicijomis. Taip kad, ta liberalioji galbūt irgi opozicija ten pirmiausia turi gerokai daugiau šansų negu Rusijoje. Ir kita vertus, jie turi taip pat ir visai kitą sėkmės, tarkim, faktorių pergalės atveju. Tai vis tik tai tavo demokratija tai nėra grėsmė Baltarusijos valstybei, taip kaip
yra grėsmė Rusijos valstybei. Kita vertus, vis tik tai, jeigu Rusijoje liberalioji ir nacionalistinė opozicija, ten atmetus Navalną, gal dar vieną kitą veikėją, yra pakankamai skirtingos stovyklos, tai Baltarusijoje liberalioji ir nacionalistinė opozicija yra stipriai, sakyčiau, tokios persipinusios. Ir daugelis tų žmonių, kurie kalba apie žmogaus teises ir demokratiją, jie taip pat yra ir Baltarusių nacionalinės tapatybės šalininkai. Jie gerbė tokius veikėjus, kaip, sakykime, Konstantinas Kalinauskis, gal reikėtų sakyti baltarusiškai, Pranciškus Korina. Jie vaikšto būtent su tom tautiškom baltai ir raudonai baltom vėliavom, nori sugrąžinti kaip valstybės herbą vytį. Ir va čia yra tik tai kita problema, kad dalis jų yra tie patys litvinistai, bet kita dalis tokie nėra. Tai iš esmės, ir galų gale tas liberalizmas gali būti labai įvairus. Aišku, jeigu ateitų toks liberalizmas, kokį šiandien deklaruoja ir demonstruoja Laisvės partija, tai vargu ar tokia Baltarusija ilgai išliktų ir vargu ar tokia Baltarusija būtų labiau ten draugiška. Nes turėtumėm kaimynystėje dar vieną šalį, kurią mums rodytų kaip pavyzdį ir sakytų, matot, jie vėliau iš sovietmečiai išėjo, bet Stambulo konvenciją ratifikavo, kaip šiandien badoma mums į nosį Ukrainos pavyzdžių. Nors Ukraina buvo priversta tai padaryti. Kur Ukraina buvo priversta tai padaryti. Bet vis tik tai, galų gale ir liberali demokratija gali išlaikyti sveiko proto rėmus ir jeigu pasižiūrėtumėm į tą pačią vakarų Europą iki Antrojo pasaulinio karo, tai ten bazinės žmogaus teisės buvo užtikrintos, tačiau vakarų Europa tais laikais iki tos vadinamos seksualinės revoliucijos ir migrantų revoliucijos, iki Frankfurto mokyklos atsiradimo akademiniuose, po to politiniuose ir kultūriniuose sluoksniuose, nedarė tokių nesąmonių. Iš tikrųjų, tai buvo normalios tautinės valstybės, tautinės, aišku, jos turėjo dar ir kolonijas, kai kurios, bet vis dėlto jos buvo tautinės ta prasme, kad rėmėsi savo tautos kultūra, rėmėsi savo tautos vertybėmis, bet kartu ir buvo pakankamai liberalios. Tai jeigu pasižiūrėtumėm į tą pačią Lenkiją, tai kai kuriais požiūriais yra net liberalesnė negu mūsų valstybė, jeigu pasižiūrėsim, tarkim, į tą pačią religijos politiką. Tai turiu bičiulį Jehovos liudytoją, ten visiškos religinės mažumos atstovą, kuris, jis yra Lenkas. Tai jisai man pasigyrė, kad sako, aš Lenkijoje gaunu kaip katalikų kunigas tam tikras socialinės garantijas. Pas mus tu dar nepribrendęs esi. O pas mus... yra tradicinės religijos. Taip, o pas mus būtent yra 9 tos vadinamos tradicinės religijos, yra tas elitas, yra paskui mažesnis elitas valstybės pripažintos religinės bendruomenės. Tai tarkim, baltų tikėjimo bendruomenė Romuva nebuvo priimta Seime netgi į šitą ratą, į tą antrąjį elitinį ratą, nes kažkodėl buvo nuspręsta, kad judėjų ir musulmonų religinės bendruomenės Lietuvoje gali būti tradicinės ir pripažintos, baltų tikėjimo bendruomenė pasirodo negali. Tai šito požiūriu netgi Lenkija yra gerąja to žodžio prasme liberalesnė negu mūsų šalis, bet jie taip pat laikosi tos prigimtinės šeimos vertybių, jie laikosi tautinių vertybių, jie nenori, kad juos pakeistų Lenkų tautą Lenkijoje imigrantai, jie nenori, kad vaikas neskirtų, kur yra tėtė, kur yra mama. Tai, kaip ir sakau, tas liberalizmas irgi gali būti labai įvairus ir aš tikrai palinkėčiau tokio sveiko liberalizmo ir Lietuvai ta prasme, kad būtų pagaliau grąžinta pagarba žmogaus asmeniui. Nes šiuo metu tie patys vadinami liberalai, jie kalba jau ne tiek apie žmogaus asmens orumą, bet kalba apie kažkokių tai grupių privilegijavimą. Čia jau klausimas, ar tai yra liberalizmas, ar tai yra tik tai liberalizmu dangstoma nauja bolševizmo forma, kur yra skatinama kuo daugiau reglamentų, kuo daugiau direktyvų, vienos grupės priešinamos su kitom, vienos grupės iškeliamos virš kitų, o kur už viso to žmogus? Aš turiu pats pažįstamą porą homoseksualų, puikiausiai žmonės ir aš jų klausiu, sakau, ar jūsų nežeidžia, kai jūs žiūri ne kaip į savo srities profesionalą, ne kaip į intelektualą, ne kaip į žmogų turinti, sakysim, kažkokiu tai svajonių susijusių ne vien su antroju galu, o uždeda tą etiketę ir sako, va, jūs homoseksualai, mes jūs dabar ginsim.
Ir tie žmonės sako, palaukit, mūsų nuo nieko nereikia ginti. Niekas mūsų į kalėjimą nesodina, mes turim savo privatų gyvenimą, palikit mūsų ramybę ir dešinieji radikalai ir kairieji, leiskit mums tiesiog gyventi. Tai va aš ir klausiu, kur žmogus. Čia amžinatlis Rokas Žilinskas kažkada susipyko su pačia aktyviausia gynėjų dalimi, būtent taip ir maždaug teikdamas. O tarp kitko iš karto priminė, tarp kitko irgi rusus rytų Ukrainoje, kurie atėjus išlaisvintom klausimo, o kas jūs apskritai čia prašė ateiti? Gerbėmėjai, kas jūsų prašė čia ateiti? Va. Ir dar vienas, tarp kitko, vėlgi dalykas, pas mus, va, aš nuo savęs pridursiu, kad pas mus jau dabar yra žmogaus greit neliks, pas mus tai bus tik tai asmuo. Asmuo. Bet, taip jau arčiau galo, pabaigos atsiprašau. Baltarusijos atvejis, kuomet opozicija ir liberali, sakykime, opozicija ir nacionalinio išlaisvinimo judėjimas yra labai arti vieni kitų. Skirtingai nei Rusijoje. Taip. O ar Rusijoje mes galim pamatyti panašų dalyką, pavyzdžiui, nacionalinėse respublikose? Juolab, kad aš žinau, kad kažką jūs tenais rezgat. Papasakok. Taip, tai rugsėjo 15 dieną, 11 valandą, nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekoje yra rengiama konferencija, kurioje dalyvaus tiek vidurio rytų Europos atstovai, tiek ir Rusijos pavergtų tautų atstovai. Vieni dalyvaus tiesiogiai, kiti dalyvaus nuotoliniu būdu. Žada dalyvauti čečėnų, kalmukų arba ojoratų, kaip jie save norėtų vadinti, atstovai buretų, ingrų žadėjo dalyvauti atstovas, jakutų, žodžiu, na, ir ten susitikę, aš manau, mes ir pamatysime, kiek yra liberalių nuostatų tuose nacionaliniuose judėjimuose, o kiek yra tokių, na, gal konservatyvesnių. Aišku, mūsų padėtis ir Rusijos tautų padėtis yra labai skirtinga ir, sakykime, jeigu mes jau pamatėm, kur veda toks liberalizmas, kuris jau balansuoja ties bolševizmo riba, ties savo priešybės riba, žodžiu, tai jiems dar būtų visiškai natūralu tikėtis, kad, nu, gal mes čia išsivaduosim iš Rusijos, gal mums reikėtų labiau orientuotis į vakarų politinės sistemas, gal mums reikėtų imti iš ten pavyzdį, gal mums reikėtų tam tikrus dalykus įteisinti, gal mums reikėtų kitus dalykus uždrausti. Žodžiu, kaip draudžia save mėgstantis šiuo metu vadinti liberalais, sakykime, netgi jau kitokią nuomonę negu teigiama tam tikrų grupių atžvilgių. Tai be abejo, ten tokio galbūt naivumo, tokių naivių iliuzijų vakarietiško liberalizmo atžvilgių gali būti. Tai čia tą reikia tiesiog suprasti. Nereikia ten jų per daug stengtis perauklėti, reikia tiesiog kultūringai ramiai diskutuoti. Aš manau, apskritai, kur yra klasikinio liberalizmo vienas didžiausių pliusų, ką mūsiškiai vadinantys save liberalais užmiršta, tai yra nebijojimas susidurti su kitokia nuomonė. Ir tas pats Volteras savo laiku, vienas iš prancūzų liberalų vadovų, jisgi kaip pasakė, labai gražiai pasakė, jis pasakė, aš nepritariu tamstos nuomoniai, bet aš paguldysiu galvą už tamstos teisę tą nuomonę turėti ir ją viešai reikšti. Tai pasakykite, priminkite dabar šitą frazę kokiai nors Armonaitei arba Raskevičiui. Tai jūs ten gyvą suvalgys, žodžiu, nes pasakys, ne, taigi čia ir tą reikia drausti ir tą, nes čia, jeigu tu turi kitokią nuomonę, tai tu jau čia neapykantą kažkokią tai kurstai, nors tu jokios neapykantos nekurstai, tiesiog pasakai, aš tam ir tam dalykui nepritariu, bet čia jau, matot, yra kažkokia neapykanta. Tai lygiai taip pat ir diskutuojant su šiuo metu į vakarus vis dar viltingai žvelgiančiais Rusijos pavergtų tautų tautininkais, nereikia bijoti, kad kai kuriais klausimais gali būti ir kitokių nuomonių. Aš manau, kad mes tas nuomonės per šitą konferenciją išsiaiškinsim ir žinosim daugmaž, ko vieniem iš kitų tikėtis. Tai tikrai labai kviečiu, primenu, rugsėjo 15 dieną, 11 valandą, Vilniuje, nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai ką, ačiū Mariau, kad atėjai, kaip visą laiką buvo malonu, ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi neprailgo, taigi jeigu patiko, nepamirškite, like, pastatykit tą like, nu ir be abejo pasidalinkit. Ir
Iki kito karto. Iki. Iki malonaus.